Sveiki, mėlyjei. Sveiki. Mes pirmąją Kalėdų dieną važiuojam į svečius. Ir važiuojam į Šešuolėlių dvarą. Mūsų ten turėtų sutikti šeimininkai. Ir mes pasikalbėsim apie dvaro tradicijas, kurios buvo, Kalėdų metu. Kalėdų dieną. Kas būdavo ir kūčių metu dvaruose. Tai štai mes jau ir privažiavom. O, koks gražus dvaras. Labai. Sveiki, Raimundai. Sveiki. Danutė. Nešalam, einam į vidų turbūt. Sušalsit. Širvintų rajone esančio Šešuolėlių dvaro šeimininkai Danutė ir Raimundas Petrauskai maloniai sutiko priimti laidos Maistas ir aistros kūrėjus. Tai štai, mes atvažiavom su dovanomis. Taip negalima Kalėdinės dovanos, taip, Kalėdos. Štai čia yra pienių vynas. Raimundai. Ačiū. Danutė, čia mūsų kepta duona. Čia be mėlių, tik tai su duonos raugu. Paragaukit. Kaip ilgai kepasi ta duona tokia? Kepasi, šiaip pati duona kepasi valandą laiko, bet kol prieiti prie kepimo, tai reikia 2 dienų, netgi 2,5. Taip. Aš sakau, savaitę mylime duonelę, sekmadienį kepam. Taip. O čia arbatėlė, čia bus vyriška arbata. Jums. O čia bus moteriška dėl grožio arbata. Ačiū labai gražiai. Ačiū už dovanas. Labai gražus butelis, toks ilgas. Čia turėtų Kalėdų senis atnešti jau, bet kaip jau Kalėdų dabar jau yra. Mes dabar esame vietoj Kalėdų senio. Ačiū labai. Raimundai, Danutė, mes norėtume, kad jūs pravestumėt nedidelę ekskursiją po šitus gražius, nepaprastai gražius rūmus. Kaip jūs čia gyvenat, kad parodytumėte? Gerai. Čia jau mano vyras. Kartu? Tai va, gal tada pradedam iš čia įėjimo, einam dabar į salioną. Prašau. O, Čia tas kokia graži salė. Tai čia Lirdiniai atrestauruoti, čia originalas tik visai pilnai atrestauruota. Kaip nupirkau šitą dvarą, tai buvo tiek dažų, kad smulkesnės detalės, tokios gėlytės, nesimatė. Tiek dažų buvo. turbūt pirštas storio buvo, ne? Beveik. Sakė, maždaug 10-12 sluoksnių dažų buvo jau Nieko išdažyta sau. tokių. Tai visus į rankiniu būdu iškrapštė. O, tai čia daug darbo buvo. Ir labai daug. Čia labai daug buvo čia. Pertvaros netokios pastatytos, nevykusios, nes čia buvo sovietmečių, buvo čia to kolūkio kontora. Šičia buvo tokie, kaip sakiau, 4 kambarėliai padaryti su pertvarom. Iš šitos gražiosios salės buvo 4 kambariai padaryti. O, geras. Bet kokia nuostabi eglė. Fantastiškai graži eglė. Gražiai išėjo, jo. Senoviška tokia, spalvoti žaisliukai. Norėjau sakyti, senoviški žaisliukai, taip? Patys gražiausi beje. Ir ar pavyko jums išlaikyti tos žaisliukus nuo senų laikų? Ne, čia jau pirkti. Pirkti, ar ne? Paskutinių laikų, keletą metų jau, bet ne, čia ne iš senovės. Na, aišku, labai gražu, kai pavyksta išlaikyti, bet tai pakankamai sudėtinga, sunku, nes Jie dūžta. stikliniai dūžta. Taip. Amerikoje mama turi dar, kaip sakant, iš beveik 50 metų, gal ir biški virš 50, kai kuriuos dar išlaikus, taip va, kaip kalba, senoviškus tokius, tikrus originalus. Tai va, čia visokių tapybų tada prikabinam, einam toliau.
Nu va, dabar einam į ąžuolinį kambarį. Gal Aš taip jį pavadinau. Ačiū. Eini. Taip. Čia buvo anksčiau įdomių tokių visokių nereikalingų dalykų. Buvo sovietmečių įstatytos tokios dvi didelės metalinės seifos va šitoj sienoj tiesiog. Tai va, jas išėmėm, neišmetėm, turim kaip tokie istorinius dalykus palikom, bet tada dirbo ir ta siena ir visai nesiskiria, kur visai originalas. Taip. Čia originalas. Čia visur originalas, čia dalis buvo originalo, bet kaip sakau, buvo dvi tokios didelės, seifai tokie metaliniai į sieną įleisti. Pasakykit, o šitas židinys arba krosnis? Jo, ta krosnis yra originali, iš viso čia maždaug 17 krosnių yra šitam name. 17 krosnių? Jo, čia yra Latvijos ta keramika, kaip pasakyta. Taip, keramika. Bet visos reikėjo visas išardyti, pilnai išardyti ir paskui perstatyti tuos kaminus, kaip jie vadinasi, ir tada iš naujo viskas. Bet Raimondai, noriu paklausti, o vis tik tai jos buvo išlikusios, nesudaužytos, nesuirę? Šita buvo visai nesudaužyta, taip kaip yra, tik tai va šiek tiek pakeičiau, nes buvo tokios uždaros tik tai metalinės durelės, kaip sakant, negalėjai matyti. Taip, nesimatė ugnies. Tai va, man dirba tą apvadą, kur matosi biški žalesnė spalva ir tada tas durelės man padarėt, nes norėjom, kad ir matytųs tą ugnis. Šiaip tai viskas tai labai gražiai atstatyta, perstatyta naujai. Ir kelinto amžiaus? Nu, čia 19 šimtmečio pabaiga. 120 metų. Ir štai šitos lubos taip pat buvo tokios, kokios yra dabar, ar čia jau... Šitos yra originalios, tik tai daug darbo įdėta jas nuvalyti, naujai, kaip sakant, restauruoti, tą tokį beicą senovišką aš nedėjom iš, kaip sakant, iš dažų dėžutės. Čia senovišką metodą restauravimo darėm, bet visai originalios, visai nesugadintos buvo, taip kaip yra, taip ir stovėjo, tik tai atnaujinta. Gražu, labai gražu. Šitas va vienas paveikslas buvo dvare ir aš jį nuo buvusio dvaro savininko atskirai nupirkau, ne su dvaru, ta prasme. Susidėrėjom, bet jisai senas iš Olandijos ir labai įdomus. Tai jisai jau kabėjo šitam kabinete. Atrestauruotas irgi ir originalus rėmas. O kiti tokie dalykai, tas laivas yra iš Amerikos čia. Reprezentacija jachtos. Vienos regatos nugalėtoje. Taip. Bet labai gražiai jachta. Labai. O šiaip tas baldas secesinio stiliaus originalas ir irgi atrestauruotas, nes jau buvo labai patamsėjęs, tas ąžuolas buvo toks tamsus, sakyčiau, niūrus, tai viskas nušveista, bet viskas taip pat ir tie visi, kaip sakant, metalinės detalės irgi yra originalios. Puiku. Gerai, dabar gal einam į virtuvę, dabartinę. Į dabartinę virtuvę. Taip. Buvo biblioteka šitam kambarį. Čia Kolūkio biblioteka. Taip. Ne, iš tikrųjų dar anksčiau. Čia originali biblioteka nuo jau senų laikų. Nuo senojo dvaro. Turbūt gal net ir statyta kaip bibliotekai šitas kambarys. Bet jau buvo labai
tiesiog grindys buvo įgriuvę, buvo likę šiek tiek tokių spintelių, bet jau labai blogam stovi, tai mes nutarėm padaryti virtuvę iš šito kambario. Ir čia suplanavo Lietuvoje meistrai. Ilgokai mes čia planavom, keitėm planus visus šitų baldų ir pagaliau atsirado virtuvė. Tai dvare originaliai šitoje vietoje virtuvės nebuvo? Nebuvo. Kiek suprantu, ko gero virtuvė buvo žemiau. Vienas aukštas dar apačioje yra ir turbūt nešiodavo, ko gero, taip kaip dabar. Ne, turbūt ne. Bet ar buvo išlikę tame aukšte virtuvės? Apačioje buvo tokių, liktai buvo taip. Likučių kažkokių tai buvo panašių. Likučių, kad sprendžiam, kad ten virtuvė buvo. Bet jau tas aukštas buvo labai nuniokotas, tai sunku žinoti. Bet buvo likučiai tokie visokių. Kad kažkas ten krosnių. Egzistavo dar, kažkas gamino. Šita virtuvė iš tikrųjų atrodo labai įspūdingai, labai gražiai. O ar gaminama? Taip, viskas gaminama, viskas veikia, aparatūra moderniška yra visai, šaldytuvai pakavoti, nesimato, kaip pažiūri, veikia. Iš tikrųjų labai gražiai paslėpti. Paslėpti, va. Kaip ir nėra jų. Grindys šildomas dabar, elektra, kaip sakau, anksčiau buvo visai įgriuvę, tos jau grindys, reikėjo visai naujai rekonstruoti šitas grindys. Ir smagu, kaip iš apačios kyla ta šiluma labai, kad ir labai smagu. Tai va, tai tokia istorija. Lubos originalios, tik tai vėl viskas nuvalyta buvo, kitokios. Pirmam aukšte, visam pirmam aukšte yra medinės lubos šitam aukšte. Išskyrus tam salione, kur jau lipdybos. O visi kiti turi skirtingas, šiek tiek skirtingas lubas. Čia kitoks medis ir biški kitokia spalva. Kiti kambariai turi dar kitokį medieną, bet visos originalios lubos taip. Raimondai, vis tik tai šis dvaras savo laiku priklausė Radviloms. Kada tai senai teritorija, ne šitie rūmai, bet šita visa teritorija, lyg tai taip sako, kad Radviloms jo šeima, Radvilų šeimai priklausė, paskui jau kaip statė šituos rūmus, tai žinau, kad statė Jasinskis. Čia Jasinskis ir šituos rūmus statė, ir bažnytėlę ten fondavo, bet senovėj tai priklausė Radvilom. Taip, kokie turtingi buvo tie Radvilos, ar ne? Taip, Radvilos iš tikrųjų turbūt pusę Lietuvos turėjo. Mūsų laidoje visą laiką domina dvarų kulinarija, dvarų virtuvė. Mes dabar kaip tik šioje gražioje virtuvėje, nors kaip jūs minėjot, čia galbūt ir nebuvo ta vieta, kur buvo gaminami valgiai patiekalai. Čia pakėlė iš apačios į viršų, taip. Bet iš ties virtuvė labai įrengta puikiai. Danutė, ar tenka šioje virtuvėje gaminti? Be abejo, ir su tokiu malonumu gaminu dėl to, kad yra labai patogu. Pirmoje eilėje, kai moterim visada šalta, tai kad šildomos grindys, tai čia žiemą, rudenį ir apniukusią vasaros dieną gali įsijungti ir tu jautiesi labai gerai, šilta, patogu. Ir dar toks privalumas, kad yra tiesiog apgalvota ir orkaitės, 2 orkaitės dažniausiai, kada šventėje ruošiesi, tai visada, kai moteriai trūksta tų vietos, kur orkaičių, ugnies, o čia gali užstatyti, tik žiūrėk, kad neprisviltų. Tik suspėti reikia. Tik suspėti. Taip, ir keli žmonės, jeigu tai kūčių vakarą ruošiamės, tai iš tikrųjų ir dukra, ir padeda, ir visi turim darbo, ir nieks vienas kitam nesimaišo. Ir iš tikrųjų labai smagu. Tai kaip aš supratau, jūsų šeimoje, jūs mėgstate gaminti, ar ne? Kuris labiau mėgsta gaminti? Aš turiu pasakyti, aš labai mėgstu, kaip mano vyras gamina. Tai vyras reiškia čia gamina, taip? Tai mes abu iš tikrųjų, aš kai ką mėgstu gaminti įvairius tokius patiekalus. Ir
pakankamai tankiai taip darau, bet Danutė irgi nemažiau, sakyčiau. Aš mėgstu, pavyzdžiui, tokių kūčių valgymus, man patinka. Proginius tokius, va, jeigu yra Kažkokį kažkiek. turite savo tradicinį patiekalą turbūt, ar ne? Darom tą tradicinį. Koks tai būtų? Virtinukai su grybais. Virtinukai su grybais. Ir aš labai mėgstu grybus valgyti. Aš labai mėgstu ir vyras mėgsta grybus. Mėgstu Grybaujate patys? Ne. Išeinam pagrybauti pakeliui ten, kur. Labai retai. Čia iš tikrųjų pavasarį tie, man atrodo, Lietuvoje vadina briedžiukai, ar net tie grybai pavasariniai, ne rudeniniai. Bausiai gal? Ne, briedžiukai. Tokie. Angliškai morels, nes Amerikoje auga irgi ant mano tos teritorijos. Tai šičia visur, visa, kaip sakant, aplinkui rūmus auga jie. Kas aprenka? Tai daug kas čia renka, kas dirba, bet ir aš tuos tai kartais ir pats renku, nes čia taip daug jų yra. Gaila nepaskimti, turbūt, ar ne? Raimondai, vis tik tai tuomet, koks yra jūsų mėgiamiausias patiekalas, kur jūs mėgstate gaminti? Nežinau, gal sakyčiau, Amerikoje, tai kaip ir daug kas, gal steiką kepti. O šiaip tai aš mėgstu ir sriubas, kai kurias tokias gaminti moku, taip jau. Aš sakyčiau, aš ne iš recepto, pagrindinai ne iš recepto, improvizuoju, nes jau pagrindus moku ir tada gali taip iškėti. Bet aš norėčiau tada Danutės paklausti, vis tik tai Danutė tenka ragauti Raimondo patiekalus pagamintus, kas labiausiai jums patinka? Mėgstamiausias. Vat galiu pasakyti, aš niekada nemėgau hamburgerių. Niekada nevalgydavau. Ir atvažiavau į Ameriką, aš tai tokia labai ir priešiškai, nenoriu hamburgerių, aš taip nusistačiau, žinai. Ir Raimondas iškepa hamburgerį, jis toks skanus, tai aš galvodavau, kokia nesąmonė mūsų tie kotletai, žinai. Tai yra grina mėsa ir neperkepta ir kažkas tokio fantastiško, tiesiog burnoje tirpsta tas hamburgeris, žinai, nieko, jis natūralus jautienos tas faršas ir atrodo labai paprasta, o mes ten kiaušinių dedam, visko dedam. Bet kas, nuo ko ir prasideda, gamina. Pats gaminate, ne, tą hamburgerį? Taip. Pats maišo, druskas kepa, pats viską daro. Taip. Jisai gamintas namuose. Ir daugumoje ant griliaus vasarą bent, gali žinoma ir ant keptuvės pakepti hamburgerį, irgi visai neblogai išeina, bet vasarą kaip oras tinkamas, nes turim grilių didelį ten laukia dujinį ir tada kepu ant griliaus. Biški įdomiau, nes biški to tokio... Ir kvapo gauni daugiau to. Ir dar labai skaniai kepa jautienas, kaip vadinasi ten tas tavo jautienos, tas kepsnis, kur paskiau supjaustai, taip, beef... Ne beef bourguignon, ne ta. Ne. Ai, kalbėjo apie tą tokią... Kaip flank steak. Ten specifinis ir yra steikas, bet jisai kitaip, ne vienu, kaip sakant, vienu dideliu gabalu jį pateiki, o supjaustai taip planai, įstrižai. Čia flank steak arba... Mėsos mėgėja, tokia tai man labai patinka. Ir man visada taip atrodė, kad niekada man nesiseka gerai iškepti mėsą, pavyzdžiui, ant griliaus. O aš turbūt visada tos nuomonės, kad ant griliaus turi kepti vyras. Nes tada labai skanu. Labai gerai, tarp kitko taip, labai gerai, aš irgi visada vyras turi kepti. Jeigu taip jau prisimint visą istoriją virtuvės, tai dažniausiai tikri virėjai buvo vyrai. Moteris tik Moteris vėliau arba, vyrai pagrindė gamindavo, tai yra pakankamai sudėtingas, sunkus darbas. Be abejo. Ir žymiai man skaniau yra, kada padaro valgyti vyras, o ne aš pati gaminu. Jeigu aš pati pagaminu, tai aš jau soti būnu kvapais ir man jau ragauju, kažko atrodo gal ne taip, gal kažko trūksta, gal per sūrų, gal per vėl kažkokio tai prieskonių trūksta. Arba kartais gaminu ir sakau vyrui, kad jis užbaigtų mano tą pridėtų prieskonių, toks užbaigimas. Tai va toks visas receptas iš tikrųjų man labai patinka. Bet tai vis tiek, reiškia, virtuvėje vyrauja jūsų tandemas, jūs kartu. Kažkas kažką pradeda, kažkas pabaigia. Kartais taip. Sakyčiau,
Danutė Lietuvoje daugiau gamina, gal šiek tiek, nors ir aš čia gaminu įvairius patiekalus, bet daugiau. O Amerikoje gal ir aš gerokai daugiau, sakyčiau, nes man patinka visokie ir itališki, ten makaronai su įvairiais padažais gaminti. Dėl ko aš mažai gaminu Amerikoje. Dar nepripratai gal nupirkti. Į prekybos centrą, aš nežinau, ką pirkti, viskas kitaip yra. Yra produktai kitokie. Raimundas perka, aš dar neįpratau prie tų produktų. Man reikia vaikščioti, pažiūrėti, aš ieškau tokį pirago, man reikia varškės, tokios varškės nėra. Kitokios yra, bet tokios kaip čia. Tokios aš neiškepu. Čia viskas jau. Jo, ir nežinau daug dalykų, kas kaip gaminasi. O lietuviškai viską žinau. Taip, aš einu ir aš žinau, ko man reikia. O Raimundas nuėjęs ten labai greitai apsiperka, jis žino, ką jau gamins kūrą, aš kol dar galvoju, jis jau būna pagaminęs. Man, pavyzdžiui, daug lengviau mėsą iš viso, bendrai. Apskritai mėsą gaminti. Amerikoje ne, bet ir pirkti man daug lengviau. Žinau, ką reikia pirkti, jau pažįstu visą per tiek metų. O Lietuvoje man kartais biški, parašyta ten kiauliena, tokia. Bet, pavyzdžiui, jautiena kitaip pjaustyta šičia. Tai biški kitokia ir užtrunka laiko pripras prie to. Jau šiek tiek, ir ne kartą pirkom ir jinai visai skani labai. Bet yra skirtumai tokie. Noriu dar paklausti apie tradicijas. Kadangi jūs praktiškai visą savo gyvenimą praleidot Amerikoje. Kaip jau minėjot, jūsų mamai šiuo metu yra 99 metai. Bus už mėnesį. Bus 99. Tai jūsų šeimoje, jūsų tėvai turbūt tas tradicijas atsivežė iš Lietuvos ir puoselėjo. Kokios tradicijos buvo jūsų šeimoje, ruošiant kūčias, švenčiant Kalėdas? Prisimenat? Taip, kaip dabar jau, kaip matau, kokios tradicijos Lietuvoje, ir jau ilgą laiką, jau daugiau 20 metų aš čia atskrendu ir matau, tai visai praktiškai lygiai tas pačias tradicijas ten nusivežė į Ameriką ir kūčios tai visai buvo, galim sakyti, identiškos praktiškai. Viskas su tom silkėm ten paruoštom įvairiais, ten su svogūnais ar su grybais, tas aguonų pienas, kisielius, va tie visi tokie pagrindiniai, kaip sako, 12 patiekalų, tai mano mama visada tuos ruošdavo kūčiom ir turbūt net ir šiais metais mano sesuo padės. Aš darau išvadą, kad galima pasidžiaugti, jog Lietuvoje tos tradicijos, buvo išsaugotos vis tik tai. Taip, jos ir Amerikoje, kas dar jaučia tą, kad šaknis iš Lietuvos ir beveik visi, kaip pažįstu, ir pažįstami tokie Amerikos lietuviai, labai panašiai tas kūčių tradicijas, ypatingai kūčios, nes turi tuos specifinius tokius patiekalus, kur beveik visi labai panašius. Va čia kaip Danutė ruošė prieš porą metų, dvare praleidom kūčias ir Kalėdų dieną prieš 2 metus, tai labai mažas skirtumas. Ir šias kūčias ruošiau. Pereitas ir čia dar. Vakar irgi ruošiau. Taip. Teko man skaityti vienus prisiminimus apie gyvenimą dvare ir apie tas tradicijas, kurios būdavo kūčių vakarą, Kalėdos, kai ateidavo. Tai labai, iš tikrųjų labai gražiai buvo sutinkamos Kalėdos. Labai euforijai tokioj, žvakių tas deginimas. Žvakės, būdavo giedamos giesmės ir gaila, kad neliko tų tradicijų šiandieną. Aš manyčiau, kad gal pradeda dominuoti labiau prisiminimai apie senasias lietuvių šventės dar prieš Krikštą. Jūs paminėjot, kad 12 patiekalų dabar yra tradicijos gaminti 12 patiekalų. Senovėje lietuviai iki Krikšto darydavo 9 patiekalus. 9 patiekalus ir tai buvo susieta su elniu devynragiu, kuris atneša saulę. Taip, iš tikrųjų. Ir dažniausiai patiekalai būdavo tik tai iš to, kas, negaminama, ant ugnies negaminama, tai
grūdai, riešutai, medus, tai, ką duodavo gamta. O grūdus pamėgdavo iš vakaro, kad nereikėtų virti, kad jos išbrinktų, maišydavo su medumi ir valgydavo dėl to, kad reikėdavo saugoti ugnį, nieko negerti. Ir kūčios būtent dėl to ir buvo tokios, kad pagerbti gamtą, tai buvo gamtos šventė. Taip. Pagerbti Ir kūčios nuo žodžio kutavoti, globoti ugnelę, kad jinai pailsėtų, kad jinai nevartų. Nederlių duotų gerą. Įdomu. Nežinojau to. O aš ką tik sakiau, kad 8 plytas susijungiu. Taip. Netaupyti. Tai matai, o kalėdos tai jau tada kepimai, virimai, bet kūčios tai tokios. Kuklesnės tokios tuo atžvilgiu, maisto atžvilgiu. Labai. Ir dabar, pavyzdžiui, dabartinė tokia tradicija irgi pakankamai tokia daugumoj, ne visai, bet daugumoj yra šalti tie patiekalai. Vienas kitas būna ten žuvis, gal pakepta, šilta, bet bendrai būna patiekta. Jo, beveik visi, teisingai. Ja. Žuvies nebuvo, silkės nebuvo. Teko skaityti paskutinius tyrimus, aš nežinau, kiek čia yra tiesos, kai dabar informaciniai toj erdvėj pilna visokiausių teiginių, kad lyg tai Britai atliko tyrimus, kaip įvairios tautos valgo kūčių vakarienę. Tai džiugu, bent šitoj vietoje lietuviai pasirodo iš tikrųjų stovi beveik vos ne pirmoje vietoje, nes mūsų pasirodo kūčių vakarienė yra kaloriškai pati geriausia. Mažiausia kalorijų yra. Tai džiugu, kad čia mes išlaikėm savo tradicijas ir iš tikrųjų jas ir toliau puoselėjom. Ir svarbiausia, per kūčias dovanodavo riešutus. Duodavo į rieškutės riešutus kaip sveikatą, nes lazdynas buvo apskritai medis, šventas medis buvo. Dalindavo, kad sveikatos linkėdavo vienas kitam. Ir dainuodavo tokias pagoniškas dainas. Taip. Na ką, mes norėtume padėkoti šeimininkams už tikrai labai gražų priėmimą. Ačiū Raimondai, ačiū Danute. Ačiū Jums, kad atvykot. Linkim Jums tikrai gerų, linksmų kalėdų, gerų artėjančių naujų metų, kad tie nauji metai atneštų tik tai gėrį į Jūsų namus. Tai ačiū ir Jums. Ir tuo pačiu, mūsų žiūrovams mes linkime tikrai gerų artėjančių naujųjų metų. Sveikatos svarbiausia metų. Sveikatos. Svarbiausia. Taip svarbiausia. Viso ko geriausia. Iki. Iki.